Nuo aukščiausios Žemaitijos kalvos, sako, galima 14 bažnyčių suskaityti. Nepriepiamos Žemaitijos platybės atsiveria nuo Medvėgalio piliakalnio. Susirinkote į antrąjį Medvėgalio menų festivalį. Šioje istoriškai unikalioje vietoje, nuostabiame gamtos kampelyje, primenančiame Šveicarijos Alpes, vėlyvą vasaros vakarą nenustebkite išgirdę klasikinės muzikos akordus. Nepabūgę lietuviškos vasaros staigmenų, žemaičiai ir lietuviai rinkosi į antrą Medvėgalio menų festivalį. Geros muzikos pasiklausyti, pasigrožėti klasikiniu šokiu. Kažkada mes skundėme šiek tiek, kad tų festivalių gal mažoka, gal reikėtų įdauginti. Dabar aš nesuskaičiavau. Mano galva jų vyksta 10. Ir labai gerai, kad jie išplito po Lietuvą, kad dabar vienas, žiūrėk, rajonas, kitas miestas, o jo labiau toks dalykas kaip Medvėgalio kalnas rengia savo festivalį. Tai yra, jų per daug nebus, žinot. Ir štai, klausykit, baroko muzikos ansamblis, toks specifinis. Fleita, altas ir klavesinas. Klavesinas, kurio groja Bachas. Dabar Medvėgalio kalno viršukalniai, klavesinas, instrumentas toks, klausykit. Čia yra unikalu, čia iš viso nuostabu. Puikiausiai dainininkai, Julija Stupnianė, kuri puikiai debiutavo kažkada operos teatre, Dainius Puišys, baritonas, žinomas, pagaliau Vytautas Juozapaitis vainikuos, ko gero visą šitą reikalą. Tai čia yra vienas dalykas. Antras, klausykit, ir baletas, ir varinių pučiamųjų kvintetas, kuris groja unikalią muziką, ta reikšmė nuo operetės. Kauno muzikinis teatras jau čia įprato, aš suprantu, lankytis. Ir baleto artistai, ir styginių kvartetas. Žodžiu, žanriškai labai skalė nuostabi. Aš manau, kad atlikėjai pajaus publikos, kaip dabar įprasta sakyti, arba madinga karma. Taip ir atlikėjai pajaus publikos karma. O iš esmės tai yra Medvėgalio karma. 2 skaičius yra netobulas, tobulas skaičius yra 3, o paskui prie 3 reikia dar 3 ir taip toliau. Aš manau ir linkėčiau, kad šitas Medvėgalio menų festivalis taptų jau nuo 3 tarptautinis. Kilo idėja man, aišku, iki jos įgyvendinimo praėjo metai. Nežinau, tiesiog matyti, mes pavargom nuo tos populiarios vadinamos muzikos, nuo tos pigios 3 akordų muzikos. Ir kaip parodė pernykštis festivalis, žmonėm reikia kažko tai širdžiai, dvasiai. Ir šiandien, nepaisant blogo oro, aš matau, kad žmonių bus daug. Labai džiaugiausi Vytauto ryžtu. Jis tiesiog žinojo, ką čia reikia atvežti. Tiesiog žmonės apkabin ir sako, ačiū, mums senai to reikėjo. Tai vat vietiniai taip vat ir sako, kad jiem šitos muzikos reikėjo, jiem šitokių koncertų reikėjo. Tai aš galvoju, kad provincijoje gyvena labai daug kultūringų, išprususių, išsilavinusių žmonių. Ir labai smagu, kad tokius renginius remia kultūros fondas. Klasika ant aukščiausio Žemaitijos piliakalnio. Klasika eiliniam žmogui, be puošnių rūbų, be teatro blizgesio, be snobizmo grimasų. Čia aš jaučiuosi namuose, čia nereikia, nors aš stengiuosi visada būti savimi ir nevaidinti niekur, bet čia gamtoje tu visiškai apsinuoginė. Nes kuo žmogus daugiau susireikšmintų, ypatingai tokio aplinkoje, to jis juokingesnis atrodytų, ar ne? Apskritai, menininkų arba atlikėjų priedermė yra tenkinti publikos poreikius ir šiek tiek, edukacinė prasme, jiems parodyti kažką aukštesnio, link ko jie turėtų stiebtis ar tai kažkaip tai siekti, kad šiek tiek progresas šioks toks vyktų. Labai smagu, bet kai tu dainuoji šitokioje aplinkoje, tai aš manau ir žiūrovui, ir pačiam atlikėjui yra toks malonumas. Tiesiog. Aš manau, kad tokia publika ir yra pati geriausia, kurios nėra daug, bet jinai labai žino, ko jinai čia atėjo, ko jinai susirinko, ko jinai sėdės tas kelias valandas gamtoje ir jinai yra labai aktyvi ir dalyvaujant ir čia, nežinau, čia nepalyginami dalykai su kamerinė kažkokia tai publika. Jie patys tvirčiausi, manau, nes jie atsparus ir lietui, ir bet kam, ir žaibam, taip kad jie čia tikrai nuostabi publika. Kultūros poreikis, ypatingai periferijoje, jaučiamas labai džiugu, kad, sakau, daugelį Lietuvos vietų vyksta tokie festivaliai, koncertai, nes tikrai vasaros metu tenka
tenka pakoncertuoti daug, kur ir bažnyčiose, ir miestelių šventėse, ir miesto šventėse, ir įvairiuose Lietuvoje, jau dabar garsiuose festivaliuose, bet aš džiaugiuosi, kad ta geografija plečiasi, o kalbant dar apie šį festivalį, tai norėtųsi tikrai palinkėti jam ilgų gyvenimo metų ir klestėjimo ir įvairių įdomių sumanimų ir kad čia apsilankytų patys garsiausi Lietuvos menininkai, instrumentalistai, dainininkai, aktoriai. Tegu gyvuoja Medvėgalio menų festivalis. Garsus atlikėjai prisipažįsta likę sužavėti publikos. Įprastai santūrūs žemaičiai atlikėjus palaikė ovacijomis, o skambant Štrauso polkai lyg susitarę stryktelėjo nuo medinių suolų. Antrus metus atvažiuojam, tai renginys labai geras iš tikrųjų. Tiesiog super. Tiesiog stovi ir kaifuoja, nes ir gera. Smagu. Jaunimui patinka labai. Mūsų jaunimui. Gerai, tiesiog gerai. Neatsisės net nenorim, stovim ir gerai. Ir tas žavi, kad lyja ir nieks nesiskirsta. Visiems gerai. Soldo rice di biglietto li mandate, qui verrà li mandate, o qui verrà li mandate. O, ir reklama buvo per radiją, per televiziją. Per Lietuvos radiją. Čia mums netoli tėra, tai atvažiavam pasižiūrėti. Nenusivylėt? Ne, gražu. Vaizdai gražus, viskas, muzika gera, kodėl nenusivylėt. Nuostabios apylinkės gamta ir tiesiog, aš manau, kad ir pats kalnas džiaugiasi tokiu renginiu. Čia kažkoks tai dvasingumas, toks įspūdis, kad čia esi ne kartą buvęs ir gal gyvenęs seniau, ar kaip čia pasakius, bet čia kažkas tai nepakartojama. Pažiūrėkite žmonių veidus, tokie dvasingi, šviesus, be rūpesčių. Skrabala, graži buvo, skrabala tai labai patiek. Tokia gyva muzika, tai tokie biški operas mums biški, Pats skrabalas, medinis varpelis yra labai senas, kaip jis reiškia skrabalo elementas, pats vienas varpelis, jeigu paėmus, nes tai būtent Žemaitijoje piemenys naudojo skrabalus ganydami bandą ir atskirdami gyvuliams kabindami po kaklu ir galėjo atskirti, kur koks gyvulys ganosi. Tai čia yra simboliška, kad ant tokio Medvėgalio kalno, kuris turi didelę labai gražią savo istoriją, kad bus grojama tokių irgi įdomių instrumentų kaip skrabalai, kuris padarytas šitų senų varpelių. Skrabalai ne vienintelis unikalus instrumentas skambėjęs ant Medvėgalio. Tikrai netikėta, tarp kalvų girdėti barokinius klavesino garsus. Ant vakarėjančio Piliakalnio pasirodė ir baleto artistai iš Kauno muzikinio teatro. Medvėgalio menų festivalis – klasikinis vasaros akordas, kurį norisi išgirsti dar ne kartą ir vis garsiau.
festivalis. Fejerverkai, laužai, Medvėgalis, Žemaitijos Lietuvos viršūnė. Ačiū, mielieji.